Labą dieną. Šiandien norėčiau pakalbėti apie artimiausių kelių metų infliacijos perspektyvas Lietuvoje. Pastaruoju metu apie pusę infliacijos paaiškino Lietuvoje maisto kainų didėjimas. Kaip minėjau, priežastys yra iš dalies globalios, tačiau reikia kapstyti giliau ir klausti savęs, ar iš tikrųjų tas kainų didėjimas maisto produktų buvo tik sąlygotas tik tai tų globalinių veiksnių. Ir atsakymą į tai galima gauti tiesiog palyginus panašias šalis, palyginus, kas darosi, sakykime, pieno ar duonos produktų sektoriuose, tarkim, Vokietijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje, Latvijoje. Čia mes matome, kad kainos didėjo pieno produktų, duonos gaminių gerokai greičiau negu, tarkime, kokiai nors Vokietijai. Ir tai leidžia klausti, kvestionuoti, ar iš tikrųjų šitie globaliniai įvykiai, kurie lėmė maisto produktų didesnę paklausą, ypač Indijoje, Kinijoje, taip pat mažesnę pasiūlą dėl sausros, gamtos kataklizmų, ar nebuvo išnaudoti kaip tam tikras pretekstas pakelti kainas daugiau negu sąlygoja tie objektyvūs globaliniai veiksniai. Kitas svarbus dalykas yra, kuris laukia mūsų ateityje, bus energijos dideli šokai, tiesioginė to žodžio prasme. Šį rudenį gyventojai pajus brangstančios šilumos smūgį, centralizuotai teikiamos šilumos kainos didės gana reikšmingai. Ir šiuo atveju mes turime klausti lygiai panašaus klausimo kaip ir su maistu. Ar mes puikiai suvokiame, kad brangstant dujoms neišvengiamai turi didėti šilumos kaina, bet klausimas, o kiekgi ji turi didėti, ir man kaip analitikui džiugu, kad kai kurios savivaldybės jau bando kapstyti giliau ir klausti tokių klausimų, o ne tik tai, kaip sakant, automatiškai sutikti su tomis kainomis, kurias nustato, tarkim, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Taip pat 2010 metų laukia dar vienas, atrodytų, baisus smūgis. Elektros kaina uždarius atominę elektrinę panašu, kad brangs maždaug 2 kartus. Čia pagal oficialias studijas, kurios buvo viešai svarstomos. Ir tai gali būti reikšmingas smūgis mūsų ekonomikai. Kaipgi veikia energijos brangimas ūkį? Iš esmės yra 4-5 tokie kanalai, per kuriuos, sakykime, įtakoja ūkį, infliacija, ekonomikos augimą, energijos brangimas. Pirmas dalykas yra tas, kad žmonės negali proporcingai kainos padidėjimui sumažinti, tarkim, vartojamos elektros ar benzino ar šilumos vartojimo. Ir tai neišvengiamai lemia, kad mūsų biudžetuose išlaidos energijai didėja, santykinai didėja. Didėja sąskaita kažkokių kitų prekių. Paprastai žmonės ima mažiau vartoti tokių ne pirmo būtinumo prekių, ilgalaikio vartojimo prekių, kurias mes nemaža dalimi importuojame, todėl galime tikėtis ne tik ekonomikos augimo sulėtėjimo, bet ir prekybos balanso tam tikro pagerėjimo šitą prasme. Antras dalykas, kad energija yra bet kurios Lietuvoje gaminamos prekės sudėtinė dalis, sąnaudų dalis, todėl brangs tos prekės, jeigu gamintojai, sakykime, nekompensuos tai mažesnėm pelno maržom, tas taip pat mažins ūkio augimą, nes vartotojai galės nupirkti mažiau tų prekių. Trečias dalykas, kad jeigu energija brangsta greičiau negu kitose šalyse, santykinai prastėja Lietuvos įmonių konkurencingumas. O būtent taip ir vyks, kadangi tiek elektra, tiek dujos Lietuvoje brangsta greičiau negu kitose šalyse, todėl kad mes iki šiol mokėjome mažesnės galbūt negu pasaulinės kainas už dujas. Arba turėjom pigią elektrą generuojančią Ignalinos atominę elektrinę. Ir kai smarkiai brangsta energija, dar atsiranda du įdomus veiksniai. Iš vienos pusės gali pasikeisti reikšmingai gyventojų ir įmonių lūkesčiai dėl ekonomikos perspektyvų, tas savaime pradės stabdyti ūkio
raidą. Ir jeigu prasidės galbūt, ką galima prognozuoti jau iš dabar esančių pareiškimų, kad kai kurios įmonės galbūt netgi iškels savo veiklą iš Lietuvos, arba kai kurie gyventojai tiesiog nebegalės įpirkti, pavyzdžiui, elektros ar šilumos ir pereisim į balanos gadynę, taip šaržuojant, ar šildysimės buržuikomis. Tai tada mažės elektros vartotojų, šilumos vartotojų, tos pastoviosios sąnaudos, kurios yra nemažos šitame sektorėje, bus padalinamos siauresniai vartotojų baziai, kaina atitinkamai vėl didės, taigi, žodžiu, šito požiūriu galutinė energijos kaina gali būti sunkiai apibrėžiama. Ir, kokiegi gali būti skaitinė išraiška šitų visų mūsų laukiančių šokų. Tam, aišku, reikia sudėtingo matematinio modelio, kuris apimtų viso ūkio sąnaudų struktūrą, vartojimo struktūrą. Tokių modelių suskaičiavęs, pavyzdžiui, elektros energijos pabrangimo įtaką. Ir ką aš matau, kad pabrangus elektrai 2 kartus, infliacija padidėtų maždaug 3 procentiniais punktais, o ekonomikos augimas maždaug tiek pat sumažėtų. Tai yra tikrai reikšmingas šokas. Palyginimui, ES parama atrodo duoda tik 2 procentų augimo prieaugį. Taip kad Ignalinos uždarimas palyginamas jos šito proceso mastas su visos ES paramos teigiama įtaka ekonomikai. Ir, be abejo, mano tie minėtieji poveikio kanalai, jie gana skirtingai veikia, kai kalbame apie atskiras energetikos sritis. Jeigu kalbame apie elektrą, vartotojai iš maždaug daugiau negu 12 teravatvalandžių, kurias visas ūkis sunaudoja per metus, suvartoja tik apie 2,5 teravatvalandės. Todėl reikšmingesnė įtaka ateis per būtent konkurencingumo kanalus, per kitų prekių brangimo kanalus, kadangi pramonė, prekyba suvartoja nemažai elektros energijos, maždaug tiek pat, kiek namūkiai. Panašios eilės skaičiai yra. Jeigu kalbame apie šilumą, tai be abejo didysis vartotojas šiuo atveju yra namūkiai. Iš maždaug 14 su trupučiu teravatvalandžių namūkiai suvartoja virš 6. Ir be abejo, čia tas tiesioginis smūgis vartotojams bus pats reikšmingiausias. Jeigu kalbame apie dujų sektorių, tai iš 3 milijardų kubinių metrų šilumos ūkis pats suvartoja apie pusę. Namūkiai labai mažai tiesiogiai vartoja dujų, sakykime, individualiam šildymui ar maisto ruošimui. Todėl dujų brangimas tiesiogiai brangina šilumą ir tai yra svarbiausias veiksnys.